Turiu ESO sąlygas 30 kW elektrinį su 10 kW atidavimu į tinklą. Gal galima plačiau pakomentuoti. Esminis dalykas sąlygose yra leistina generuoti galia. Jūs galite turėti ESO sąlygas, kad elektrinė planuojate įsirinkti 10 kW, leistina generuoti galia 10 kW, o faktiškai galite įsirinkti ir 15-20 kW elektrinę, tik jūsų leistina galia generuoti į tinklą bus 10 kW. Ir jeigu jūs kaip pavyzdys įsirinksit 30 kW elektrinę su 10 kW atidavimu į tinklą, tai jums šitoje vietoje jau kaupiklis būtų tikrai pravartus ir pakankamai talpus, kad perteklinę energiją galėtumėt kaupti į kaupiklį, nes ESO galėsite atiduoti tik tai 10 kW. Ir turėdami 30 kW elektrinę, anksčiau ryte, vėliau vakare, mažiau saulėtomis dienomis, jūs su 30 kW visada generuosite daugiau kilovatvalandžių. Tad tikėtina, kad su 30 kW elektrinė ir 10 kW atidavimu į tinklą, kad ir be kaupiklių, jūs per metus sugeneruosite apie 15-20 tūkstančių kilovatvalandžių. Tik tai bus apie kokie 8 tūkstančiai kilovatvalandžių, kurie tiesiog bus nepagaminti.